Po pirmos dienos komanda jaučiasi puikiai, nes iškovojom daug pergalių ir turim labai nemažai finalų. Tai šiandien bus tokia gan sunki, įtempta diena. Realiai beveik abiejose ringose vieną po kitos eis mūsų kovas. Tai nusiteikia vėl pasidarbuoti taip iš peties, taip kaip vakar ir pasiekti kuo daugiau pergalių. Šiandien laukia geras kovas, finalai. Mūsų komandos nariai pasiruošę, bus karšta. Žiūrėkit. Kiekvieną dieną prieš varžybas turi svertis kovotojai. Nuo 8 iki 9 ryte yra med patikra ir sverimas ir jokios viršsvorio tolerancijos, tai yra pagal svorio kategorijas turi lygiai tiek sverti ir nedaugiau. Mažiau galima, bet nedaugiau. Tai vat visi turėjo vakar svorius vėl vakare pasitikrinti ir būti įsitikinę, kad jų svoris atitiks šiandien ryte svorio kategoriją. O tolerancijos riba yra kažkokia? Jokių tolerancijos paklaidų. Čempionatuose turi griežtai sverti, sakykime, 70 iki 71, tai tiek ir turi sverti. Man teko numirsti biški virš 4 kg per savaitę ir iš tikrųjų man treneris Martynas Jasiūnas surašė mitybos planą, ką valgyti, ko nevalgyti, ką galima gerti, ko negalima gerti. Ir prižiūrėdamas mano mitybą, aš sugebėjau numesti 4 kg, tačiau biški norėjusi valgyti. Gerai būtų, kad nesilaikyčiau mitybos, bet dabar mityba yra labai svarbu man ir prieš kovą stengiuosi valgyti sveikai, kad turėčiau ir ištvermės, ir jėgų. Iš ankstaus ryto keliavom svertis, pasisvėrėm, su komanda visi papusryčiavom, dar biškį palsėjom ir jau atvykom į areną. IFMA tarptautinės federacijos reikalavimas yra, kad visi kovotojai būtų nusiskutę barzdą, tai greičiausia su pirmos pagalbos suteikimu, jeigu prakirstų veidą ar ką, kad galima būtų iškart matyti prakirtimą ir jį sutvarkyti. Muay Thai kaip sportas, griežtas, aštrus, pavojingas, bet labai įdomus. Man asmeniškai tai yra antras kartas, kad aš dalyvauju Lietuvos Muay Thai čempionate kaip pranešėjas, ne kaip dalyvis. Dalyvavau užpraeitais metais irgi, kai vyko Telšiuose, dabar lygiai taip pat čia vėl sugrįžom į Žemaitijos sostinę. Tai kol kas viskas labai tikrai patinka, kovotojai rimtai nusiteikia, geros varžybos, geros kovos. Ačiū Dievui, be rimtesnių traumų. Tai labai laukiu iš tikrųjų šiandienos finalo, nes man atrodo, kad tikrai pamatysime pačius kiečiausius Lietuvos Muay Thai kovotojus. Sugalvojau sudalyvauti Lietuvos čempionate. Dalyvausiu kitoj svorio kategorijoje, negu įprastai dalyvauju. Tai iki 81 šį kartą. Ryte svėriau 78, bet manau, tai nėra kliūtis. Ir tikiuosi pasiekti pergalę. Tai tokie reikaliukai. Kartų finalą ar neapmautų? Šiaip aš nesitikėjau, nes man dažniausiai būna mano kategorijoje 2-3 kovos. Ir taip ir maniau, kad ir šį kartą bus, bet taip gavosi, kad iš karto į finalą. Nežinau, rytoj sužinosiu, net nežinau prieš ką, tai sužinosiu prieš ką, žinau, kad 4 tik tai kovosiu. Tai jau laukiu. Labai laukiu šito čempionato. Yra jauduliuko, bet labai norisi eiti ringą ir pabandyti. Parodyti, ką išmokau. Turiu labai daug silpnų vietų, bet turiu kelias labai stiprias, manau, vietas. Mėlynajame ringo kampe Beatričė Bulovaitė, Jasiūnas Kim. Tai į kovinius menus atėjau 16 metų. Dabar galbūt 8 mėnesiai kaip esu juose. Ir greit perėjau iš kickboxo į Muay Thai. Paus! Atvykti čia! Stum galvą! Kelias! Kelias! Truko alkūnių, kelių. Norėjusi didesnio krūvio ir atsirado puikia galimybė pereiti. Tai reikėjo pasinaudoti ją. Labai gerai. Pirmą kartą, kai kovau, buvo sunkiau negu dabar kovoti. Nors priešininkė ir stipresnė.
labai jautėsi, nes daug pergalių turi, bet pasirodo ir su 6 mėnesių darbą įmanoma įveikti. Priešininką žinau, mačiau kaip kovojo, manęs jisai neišgazdino ir aš manau, kad tikrai laimėsiu. Planuoju vėl padaryti nokautą. Man kova sekėsi tiesiog puikiai, išpildžiau viską, ką planavau įvykdyti per kovą ir kovą užbaigiau anksčiau laiko, kaip ir planavau. Ateity, manau, manęs laukia kokie Europos ir pasaulio čempionatai. Čia bent jau mano tikslas yra sudalyvauti ir laimėti tokiam aukšto lygio turnyre. Ir iššūkiai, jo, sunkiai ruoštis ir palaikyti gerą formą. Sukovojau taip, kaip norėjau, padariau, ką norėjau. Dar vienas Lietuvos čempionatas laimėtas, pagarba varžovui ir judame toliau. Pats pirmas pradėti. Pats pirmas Elenka. Kas tave atvedė Muay Thai? Ar čia tėčio pavyzdys, ar čia jau tu atvedė tėtį Muay Thai? Nu, čia labiau tėčio pavyzdys, bet ir aš pats labai norėjau. Iš tikro norėjau, kad biški gražiau sudirbtų, kai ką padarytų geriau negu galėjo. Nu, realiai nespėjo, nes antram raundė teisėjai nutraukė kovą ir davė pergalę jam. Nespėjo padaryti, ką dar galėjo padaryti. Labai laukiu savo kovų, noriu parodyti tikrai gerų kovų Muay Thai. Mes su komandai pradėjom gerai laiko, pajuokaujom, poilsėjom, pakalbėjom savo istorijos iš vaikų laiko, ar laiko vaikų. Buvo įdomu, man labai patinka išvažiuoti iš to rutinų, kokie aš turiu, namas, darbas, namas, į tokį čempionatą, už 2 dienų pabūti su komandai, papoilsėti ir laimėti pirmą vietą. Jūsų plojimai arena kovotojams! Kilogrammas Aleksej Jefimov! Koks jausmas, kai žinai, kad teks kovoti prieš savo klubo narį? Kai nori pirmos vietos, tai tenka kovoti. Normalus jausmas. Vis tiek čia yra sportas, o už žingo ribų mes draugai, tai viskas gerai, manau. Jisai žino mano stiprias pusės, aš žinau jo stiprias pusės. Tame ir bus įdomumas. Ar
ar nebus čia tavo pranašumas, kadangi tavo varžovas kovojo visus 3 raundus, o tu tik tai lengvai pasivaikščiai per pirmą, tai ar matai čia savo pranašumą? Galimai, nežinau kaip jisai jaučias po tų 3 raundų. Aišku, gerai ir prasikvėpuot 3 raundus yra kartais. Tai bus matyt, kovoj. Ne, aš tai labai noriu greit nugalėti, noriu parodyti, kad galiu, nesu dar prieš jį kovojęs, visada norėjau, tai tikiuosi bus galimybė, bet kuo greičiau. Matas Bultaražinskas! Ne, aš tiesiog nemėgstu to žmogaus. Tiesiog noriu jo sumušti ir viskas. Aš taip draugiškai tiesiai šviesiai pasakau, jeigu žiūrės, tai žinos, linkėjimai į ateitį irgi. Labai norėjau išsiaiškinti, ne kartą nesu kovojęs, anksčiau buvau jaunesnis, bijodavau, o dabar išaugau iš to ir jau kelerius metus laukiau, kada galėsim susitikti. Bet vis neištaikydavau jokios progos, nei Lietuvos čempionate, nei paprastose varžybose, nei Utmoj. Ir galiausiai atsirado galimybė, pasinaudojom ją, sukovojom. Jis buvo be jokių kovų, aš buvau be jokių kovų, tai išsiaiškinom normaliai. Kickboksas, boksas jam labiau priimtina, aš moku Muay Thai. Visi tai matė, mane nematė, tai nieko įkelsiu video, galėsit pasižiūrėti, parodysiu, kaip Muay Thai darbuotis reikia. O jei dar labiau norėsit išmokti kažką, tai Jasiūnas Team visada laukiam, va, Danielis irgi Muay Thai karys. Tai va, nuotaika gera, apdovanojimus jau gavom, važiuosim į Vilnių, ilsėsimės. Na ir ką, vėl į treniruotės, o jam sėkmės varžybose ateinančiose kickbokso. Broliu, aš visada tikiu, žinau, kad jis vis tiek yra geriausias. Kaip ir aš, mes esame geriausi savo svoriuose. Ir visada tikiu jo, visada žinau, kad jis laimės. Tai pergyvenau, bet žinau, kad mano brolis vis tiek yra geresnis. Tai labai džiaugiausi jo pergalę. Pačiam, sakai, irgi būna noras toks įlipti į ringą. Ar galima tikėtis artimoje ateityje, kad lipsi į ringą jau ir tada tenais pažiūrėsim, kaip kalbėsi? Tik tai su mikrofonu nebent lipsiu į ringą. Kovoti tikrai ne. 11 čempionatas, praeitais metais buvo 10 kartą buvau tapęs Lietuvos čempionu. Tai kažkaip buvo mintis, kad jau gal viskas, bet tai pagalvojau, gal prieš kokias geras 6 savaitės, kad vis dėlto reikia biškį save įvesti į formą, susijimti. Ir va taip, nusprendžiau savo tokį iššūkį pasidaryti, kad būtų paskata sportuoti, būtų paskata, taip sakant, netinginiauti. Sau susiradau priežastį, kad būtų motyvacijos judėti su visa komanda. Liną vertinu gerai, jisai ne oponentas, mano draugas, su juo pastoviai judam, primokinės į klinčią, tai va pats ir vargu dabar. Prikankino jisai pats? Nu, kaip? Taip, tai žinau, kad yra vis tiek jo ūgio svorio našumas, nes aš tai svorio kategorijai pirmą kartą dalyvauju, jisai metė svorį, tai savo tą dydį stengiasi išnaudoti, plius ten savo stipriąją jėgą, kurią esam labiausiai apylygiai. Ačiū visiems, kas palaikot, kas žiūrit, kas domitės Muay Thai.
Muay Thai mano širdyje, tai visi žiūrovai esate maža dalelė manęs. Ačiū. Ačiū tau. Planuoju vėl laimėti. Nežinau, kuriam raunde, nežinau kaip, bet planuoju laimėti. Geras tas mano brolis, laimi prieš visus. Anksčiau gailėdavo, dabar nebegaili. Išaugo. Super, džiaugiuosi labai iš brolis. Ir antrame raunde varžovo treneriam atsisakius toliau kaip tęsti kovą, laimėjau finalą ir tapau Lietuvos Muay Thai čempionato laimėtojų. Vis tiek yra tas jaudulys, yra ta baimė, lipant į ringą, aišku, visada tiesiog jau žinau, ko tikėtis ir psichologiškai žinau, kaip pasiruošti. Žinau, kaip save nuraminti ir turiu tos kažkiek patirties turiu, bet vis tiek yra jaudulio. Tai. Iš tikrųjų, tai man faina, man patinka ir toks momentas, kad paskutinios dienos toj mokyklai, tada žinosi, kad jau artėjantį savaitę yra atostogų savaitė ir kad tu tas atostogas, kaip sakant, praleisi čempionate, varžybose yra tiesiog, man asmeniškai fainas jausmas, aš laukiu, aš nekantrauju, aš noriu lipti į ringą iš tikrųjų. Tai džiaugiuosi, priimu tai kaip gerą dalyką. Iš pat pradžių mano mama tikrai nenorėjo, kad aš lankyčiau kovinį sportą, nes aš mergaitė, nes man mokslai tas, anas. Ir užtruko gal gerų metų laiko, kol įkalbėjau, kad įrašytų šį, kaip sakant, sportą. Ir labai džiaugiuosi, kad įrašė mane ir kad nenustojau prašinėti, kad įrašytų. Tai labai dabar patinka. Nuo pirmos treniruotės žinau, kad čia mano sportas, kad pasiliksime tikrai ilgai. Ir labai noriu pasiekti aukštų rezultatų, užimti Europos čempionatą, pasaulio galbūt labai būtų gerai, labai norėčiau. Manau, esu pasiruošusi žudyti. Yra varžybos, yra čempionatai, manau, tikslas yra laimėti ir galėjau parodyti gražią kovą, galėjau kaip dabar užbaigti, kažkaip pasirinkau šitokį variantą ir gal biškai gaila varžovės atžvilgių, bet yra kaip yra, man taip labiau patinka. Čia! Galiu užsileidti, dabar iš karto! Gerai, labai greitai užbaigiau, man ir patinka greitai užbaigti pirmam raunde. Kažkaip nepatinka man visus 3 raundus atstovėti ir jeigu aš pamatau galimybę užbaigti anksčiau laiko, ją pasinaudoju. Ir ką šį kartą taip ir padariau, tai laimėjau pirmam raunde techninių nokautų. Labai, šiaip neblogas, geras, kad neblogas, geras pasirodymas, iš tikrųjų daug aukso medalių, super. Žiūrint dabar pagal statistiką, pirmą vietą įmam. Po kovos man visada yra, kad labai noriu angliavandenių ir pats skaniausias man maistas yra sumuštiniai. Batonas, mėsa, sūris, tiesiog noriu kokio itališko tai maisto ar picos ar sumuštinių ar kažką su angliavandeniais. Tai daug ilsėsiuos, išsimiegosiu kiekvieną dieną, susitiksiu su draugais, atsistatysiu svorį atgal į didesnį svorį, negu reikia varžybom ir grįšiu į salę. Sportuosiu toliau ir stengsiuosi sportuoti kuo daugiau ir išnaudoti tą progą, nes nėra mokyklos ir galiu susitelkti sportui. Toliau dabar tiesiog planas grįžti į salę, toliau sportuoti, tobulėti ir kai atsiras kiti startai, kitos kovos, ten ir sudalyvausiu. Kol kas tiksliai datos nežinau. Pirmoji vieta, Jasūnas!